šią žiemą užėjus didiesiam šalčiam žmonės išsigando, kad moka labai daug už šildymą, bet jie niekad nesusimasto, kad, pavyzdžiui, kas yra šildymas. O šildymas yra tai pastato šilumos nuostolių kompensavimas. Ir jeigu pastato atitvaras, kas reiškia sienos, langai, durys, yra šalti, reiškia tas pastatas spinduliuoja labai daug šilumos. Ir tą šilumą kompensuoti reikia daugiau šildyti. Mūsų firma užsiminėja termovizinių pastatų tyrimų. Kas tai yra? Pačios termovizijos principas yra tas, kad kiekvienas fizinis kūnas spinduliuoja infraraudonosius spindulius. Ir termovizorius prietaisas, kuris fiksuoja tuos spindulius ir juos paverčia elektriniais impulsais, kurie prietaiso monitoriuje rodo spalvas. Darant termonuotraukas mes galime vizualiai netgi nustatyti, per kurias vietas yra iš pastato didžiausi šilumos nuostoliai. Termonuotraukoje visada pateikiama šalia temperatūrų skalė, kurioje atliekami matavimai. Ir galima pagal spalvas jau vizualiai matyti, kur yra šilta, kur šalta. Sakykime, pastatą tyriant iš vidaus, kuo pastatas yra šviesesnis, tuo geriau. Nes reiškia, kur yra tamsesnės dėmės, ten susidaro šalčio tiltai. Ir šiuo atveju, jeigu kalbėti apie putų polistirolo klojinių namą, mes matom, kad kampas pastato, kur yra kituose pastatuose labai, sakykime, šalčio atžvilgių pavojinga vieta, čia yra labai gražu. Reiškia, tai susidaro dėl to, kad yra pastatas apšiltintas ir iš išorės, ir iš vidaus, ir dar yra šalčio tiltų gesinimo elementai pačiame klojinyje. Pat jeigu palyginti šią konstrukciją su kitomis, pavyzdžiui, silikatinių blokelių sieną, tai matome mes visai kitą vaizdą. Sakykime, tam pačiame temperatūrų diapazone žiūrint, mes jau matom, kad kampas yra juodas, kas reiškia, jis yra šaltas, per šalą. Žmonės susižavėję, jie mano, kad yra čia greita statyba ir kad tie pastatai šilti, bet nori, nenori, atlikus termonuotraukas galima daryti išvadas, kad juos reikia būtinai šildyti. Ir kaip matome, netgi čia matosi visos siūlės. Aišku, per siūlės yra šilumos nuostoliai didesni, pavyzdžiui, putų polistirolo klojiniuose šito nėra. Jeigu kalbėt apie mūro sienas, irgi yra analogiški dalykai. Čia nesimato, sakykime, tų siūlių, bet irgi per pačius kampus susidaro didžiuliai šalčio tiltai. Putų polistirolo pastatai iš išorės žiūrint, jie yra sienų temperatūra visame plote tolygi, ko mes negalim pasakyti apie kitas medžiagas. Pavyzdžiui, jeigu pažiūrėsim į šią termonuotrauką, matome, kokie susidaro didžiuliai šilumos nuostoliai per sąramas. Šiuo atveju ilgos labai sąramos ir didžiuliai šilumos nuostoliai susidaro. Šiuo atveju putų polistirolo sąramos klojiniai yra atskiri irgi šilti ir todėl per juos šilumos nuostolių praktiškai nėra. Šilumos nuostoliai tose vietose tokie pat kaip ir kitose sienų vietose. O jeigu lyginti su kitom konstrukcijom, pavyzdžiui, blokiniuose namuose, visos siūlės labai aiškiai šviečia. Visi sujungimai, kaip sakant, statmenų paviršių ir taip toliau. Per šias vietas, kaip matom, susidaro didžiausi šilumos nuostoliai. Putų polistirolo klojiniuose labai puikiai išspręsti angokraščio apšiltinimas. Šitose vietose yra irgi apie 10 cm putų polistirolo ir tos vietos, kuriuose langas įstatomas į sieną, paprastai nesusidaro šalčio tiltai. Jeigu pažiūrėsim į kitą termonuotrauką, čia yra stoglangis ir pats kampas. Ir įstatant langą buvo pažeisti angokraščiai ir susidaro didžiuliai šalčio tiltai. Statybininkai paprastai nesirūpina atstatyti izoliacinę medžiagą, statant langą ar konstrukcijos pažeidžiamos ir susidaro šalčio tiltai.